Sveikučiai, štai šaušo ta diena, pripučiama rampa, nusileidimo pripusta, pakilimo sumontuota, motociklas laukia, aš jau su motokrosininko apranga, su šarvais, su batais, su visko. Nu ir ką aš jums galiu pasakyti, nėra čia taip atrodo easy ir yra, jauduliuko yra. Dabar tas momentas, kai atrodo labiausiai nebesinori daryti, norisi sustoti ir sakyti, ai tiek to, gal jūs darykit be manęs. Tai va, tai turim Lauriną trenerį, tai manau, aš įsivaizduoju, kad didžiausia problema yra pataikyti greitį, geriau nušokti toliau, negu nedašokti. Jau tada geriau nušokti ir nusileisti be motociklo ant batuto, negu kad nedašokti. Tai va, visi tie variantai, tai ką, nieko čia daug nepriviniosi į vatą, jauduliukas paužia, lauke nešilta ir dar jauduliukas gal dadeda to tokio, kad šalta. Yra kaip yra, važiuoju, apšildysiu motociklą, apšilsiu, pabandysiu pasižiūrėti, kokį čia greičių galima būtų eiti, nu ir tikiuosi išdrįsti ir perlaužti šitą ledą ir padaryti bent pirmą šuolį. Tai va, tai aišku, norėtųsi ne vieną šuolį daryti. Čia mes turim čia apie 5 metrus tik atstumą, mūsų tikslas mažiausia 15 metrų šokti, geriausia būtų 20. Tai pažiūrėsim, čia nesvaikstam į priekį, į tolį dar nieko, tai pažiūrėsim, kas mums čia gausis. Einu ruoštis, pilotas mūsų labai linksmai laukia, treneris irgi nusiteikęs, sako, durnelį, gerų žodžių neminė. Bet nieko, ne, sakė, motokrosininkam čia būtų tikrai nedidelis šuolis, pati rampa yra taip sudėliota, kad motokrosistui nėra čia labai jau kažkoks super wow. Tai tikrai tikiu, kad motokroso atstovai, ypač tie, kurie nuo vaikystės varo čempionai, tai sakytų pasitrauk. Peršokti aš, lygiai taip pat, kaip man gal kažkas rally būtų, arba dabar jau kaip upelį peršokti, tai jau easy būtų. Tai va, tai viskas gerai, daug neplepam. Einam kauptis, klausysim trenerio ir bandom šokti. Ką tik nusiėmiau šalmą, pirmą kartą po tų pradinių šuolių. Tai 5,5 metro įveikiam, jau treneris duoda. Gal jau prie 7 priėjom, davai iškart toliau. Tai turim su Jurijum po vieną blyną. Nedidelį, gal Jurijus biškį didesnį. Va taip ir sakiau, kad pirmų šuolių bus sunkiau, nes reikia pagauti greitį. Ir jo, šitą rampą, taip šveičia į viršų. Wow! Pirmi įspūdžiai tokie, dabar noriu pailsint rankas, atsigert ir noriu varyti dar. Dabar jau nebenoriu sustoti. Wow, koks yra kaifas nugalėti save, perlipti per save ir padaryti tai, ko tu, gal net nebijokim to žodžio, bijai, nes vis tiek tai yra ne mano sritis ir perlipti šitą reikalą. Wow. Tai ką, išpailsim, 7 metrus testuojam. Neblogai. Nusiėmėm šalmus, treniruotę baigiam, rampa jau leidžiasi. Tai čia, kad suprast, nuo rampos iki rampos
11 metrų ir ten kažkur apie 5 metrus aukštin. Tai yra prifilmavo Hebra Vidoskų. Šiaip atsisėdam nusifotkinti ten ant rampos ir pažiūrėjom iki čia. Tai nešoktumėm, nei Jūris, nei aš. Bet kai šokam, tai šokam. Tai va, tai... Nu šiandien padirbėjom, skaitau, wow. Šiandien wow. Dabar jau 5 metrai, tai būtų easy. 11 metrų turim. Šiaip galima būtų turbūt dar didint, bet jau ir rankas jau šoki ir jauti, kad sustok pailsėt, nes ir va čia yra momentas, kada reikia stoti ir ačiū turbūt treneriui, kur tiesiog mus parodė, mums miksą, viską sustabdė, išjungė ir va, šitas crazy bitchas. Jis tai padarė, mes tai padarėm. Jo, tai va, šitas bitchas sakė irgi nešoktų, bet mes tai padarėm, tai va, tai ačiū treneriui, ačiū už gerą laiką, ačiū gerą dieną. Wow, emocijų, tai pasirodo, gal dar anksti sakyti, ar ne, kad ir žalias 38 metų gali pradėti šokt, bet pasakysiu, kaip peršoksim lėktuvą, bet 11 metrų tai žalias gali pradėti šokti. Tai va. Nu, norisi plepėti, kalbėti, nes emocijos lenda lauk, o nėra čia ką daugiau plepėti, mes padarėm 11 metrų, viskas, varom namo, renkame žmonės. Ačiū, kas palaikot ir iki greitų.